Ir šiandieną mūsų video apie būtąjį paprastą ir būtąjį tęstinį laiką, past simple ir past continuous. Labai svarbu, tai yra abu būtojo laiko laikai ir labai svarbu žinoti, kuo jie vienas nuo kito skiriasi ir kada kurį naudoti. Pažiūrėsime keletą situacijų, keletą sakinių, kurie parodo, pailiustruoja, kokie yra pagrindiniai šių laikų skirtumai. Visų pirma, reikia atskirti, kad past simple laikas yra naudojamas veiksmui, kuris kartojasi dažnai praeityje. Continuous laikas yra tam, kuris tuo metu tęsiasi, vyko tam tikrų metu. Pažiūrėkime šitos du sakinius. Anne visited her grandma every summer. Anne lankė savo močiutę kiekvieną vasarą, tarkim, kol močiutė buvo gyva. Lisa was visiting her grandma last summer. When something happened. Lisa lankė savo močiutę praeitą vasarą, bet šitas sakinys dažniausiai būtų ne šiaip pavienis, bet po to, jeigu, tarkim, pasakotumėm kažkokią istoriją ar kažkas panašaus ir mes norėtumėm tiesiog apibūdinti, kuriuo metu tai vyko. Tai vyko tuo metu, when Lisa was visiting her grandma. Taigi, Anne visited dažnai kartojos praeityje, bet jau yra pasibaigęs tas veiksmas, jau dabar nebesitęsia. O Lisa was visiting her grandma, kai mes norim užakcentuoti kažkokį tai laikotarpį, kad tuo metu, kai jinai lankė savo močiutę, tarkim, kažkas įvyko. Taigi, dažnai nuolatos pasikartojantis past simple, visited, vykęs tam tikrų laikų, was visiting. Žiūrim toliau. Dažnai su past simple laiku mes kalbame apie užbaigtus veiksmus praeityje, kurie yra tikrai pasibaigę, kai mes jau esam kažką padarę, nupirkę, sutvarkę. Continuous laikas labiau akcentuoja patį veiksmo tęstinumą. Mes žinom, kad mes tai darėme, bet mes nežinome, ar mes tai pabaigėme daryti. Labai neblogas pavyzdys, pažiūrėkim. Tom bought some bread in a shop. Tomas nupirko šiek tiek duonos parduotuvėje. Ne, tiesiog nupirko duonos, jau tai yra faktas, mes tą duoną, tarkim, turim arba jinai yra pakeliui į namus. Pažiūrėkime kitą pavyzdį. Tom was buying some bread in a shop. Tomas pirko duoną parduotuvėje, bet mes nežinom, ar jis iki galo ją nupirko. Galbūt paskui eitų sakinys, kad and then he saw that he forgot or that he had forgotten his money, kad jis yra pamiršęs pinigus arba ten kažkas nutiko, bet esmė ta, kad jisai pirko, bet nežinom iki galo, ar nupirko. Ne, tai toksai skirtumas, past simple, kai veiksmas yra užbaigtas, padaryta, nupirkta, nunešta, pastatyta. O continuous laikas labiau tęstinumui. Darėme, pirkome, statėme, bet neaišku, ar iki galo ir viską pabaigėm. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad past laikai yra naudojami, kai mes tiesiog pasakojam, kas vyko. Ir dabar noriu, kad pažiūrėtumėm į 3 skirtingas situacijas. Pirma situacija, kai yra vienas po kito veiksmai. Jeigu veiksmai eina vienas po kito, jeigu mes pasakojam kažkokią istoriją, dažniausiai tai bus tiesiog past simple. David opened the door, came in and sat down on a new sofa. 3 veiksmai, vienas po kito einantis, vienas po kito tiesiog vykstantis ir mes dažniausiai naudojam past simple veiksmažodžius. Opened, came, sat. Jau turėjom panašų pavyzdį, kai kalbėjom apie past continuous laiką, jeigu ką, tai video bus aprašyme, nuoroda į tą video, kai vienas veiksmas įsiterpia į kitą. Dažniausiai tada būna vienas veiksmas continuous laiku, kitas veiksmas past simple laiku. Pažiūrėkim. Katie was staying with us when she found out the truth. Katie buvo apsistojusi pas mus, jinai gyveno pas mus, jinai buvo pas mus, ar ne, keletų dienų, tarkim, užsukus, ir tas veiksmas tęsiasi tas keletą dienų, she was staying with us, kai kažkas tai nutiko, when she found out the truth. Ir tas found out yra tarsi toksai trumpas veiksmas, kuris įsiterpia į tą ilgą, besitęsiantį. Ne, dažniausiai tas, kuris ilgesnis, kuris gali tęstis, bus continuous, tas, kuris trumpesnis, past simple. Kitas variantas,
Pažiūrėkim į kombinaciją su dviem ar daugiau veiksmų, kurie vyksta tuo pačiu metu. Kai veiksmai vyksta tuo pačiu metu, dažniausiai tai jie abu būna tęstiniai, jie abu būna kantinės laiku naudojami. Dažniausiai tokiuose sakiniuose yra naudojamas žodelis while, kuris parodo, kad abu veiksmai vyko lygiagrečiai. Pavyzdžiui, pažiūrėkime šitą pavyzdį. Andy was picking berries while his sister was watering vegetables. Andys rinko uogas, kol jo sesuo laistė daržoves. Tiek was picking ilgas tęstinis veiksmas, tiek was watering ilgas tęstinis veiksmas. Ar ne? Ir jie abu vyko tuo pačiu metu, daugmaž. Ir paskutinis dalykas, labiau priminimas toksai, nepamirškite žodžių, kurie yra nenaudojami tęstiniuose laikuose. Juos galite taip pat rasti mano video. Tai yra grupės žodžių, kuriuos nors ir pagal taisyklės norėtumėm naudoti kantinės laiką, tačiau automatiškai, jeigu matom tuos žodžius, tokia situacija su tai žodžiais, mes peršokam į past simple laiką. Pavyzdžiui, we thought that we were right. Mes galvojame tuo metu, kažkuriuo metu praeityje, mes galvojame, kad mes buvom teisūs, bet žodis think, kai kalbam apie nuomonę, negali būti naudojamas tęstiniame laike. Todėl iš karto naudojam past simple. We thought that we were right. Arba they liked our food a lot. Jiems labai patiko mūsų maistas, nors jiems tas maistas patiko tuo metu, kai jie jį valgė, tarkim. Taip ir galėtumėm naudoti kantinės, bet žodelis like yra nenaudojamas kantinės laike, todėl mes iš karto keliaujam į past simple. Taigi, nepasimeskite tarp past laikų, susitiksim kituose mano video, o jūs nepamirškite spausti subscribe mygtuko. Sėkmės!